pom, 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 pom. Jeigu tu darai viską, kad apeitum šuolį, tai šis video būtent tau. Nes imti šuolius saugiai galima bet kam, netgi jeigu bijai ir nuo bortelio nušokti. Reikia tik žinoti porą paprastų triukų. Jeigu tau vidurio amžiaus krizė, arba šiaip nori turėti daugiau traumų, kelio sąnarių traumų, pečių traumų, tai, manau, pats geriausias momentas imti ir pradėti šokinėti su dviračiu. Tai yra pilna adrenalino, pilna skausmo, pilna išlaidų, pilna socialinio draudimo išmokų. Tai tikrai verta. Ar žinai, kas yra didžiausias priešas MTB šuolio? Ne greitis, ne aukštis, tai yra tavo mintis ir baimė. Kodėl mes taip bijom? Pirmas dalykas - traumos, antras dalykas - kontrolės praradimas ore, trečias - ką pagalvos kiti ir galiausiai aš dar nesu pasiruošęs šiam išbandymui. Tai kaip pasiruošti pirmajam šuoliui be šuolio? Ir tai be jokios rizikos. Šoksime mes gatvėje po meilės. Nu va. Susiradau bortelį ir nuo bortelio dropinsiu. Tai bortelis truputėlį per didelis pradžiai, tai reiktų pradėti nuo mažesnių, bet šitas kaip pavyzdys man tikrai tiks jums parodyti. Tai va, paprasčiausiai įsibėgėjam, traukiam vairą, atsilošiam truputėlį atgal ir pasiruošiam smūgiui, sugeriam smūgį pritūpdami ir truputėlį rankas sulenkdami. Ką, važiuojam? Šiaip didesnis greitis, truputėlį saugiau. Su elektriniu dviračiu, aišku, yra sunkiau, nes dviratis sunkesnis, tai sunkiau ir pakelti. Opa! Tai va, šitas bortelis įveiktas, bet reiktų pradėti nuo mažesnį. Siūlau susirasti bent jau trečdalių mažesnį ir pradėti nuo to. Kai jau jausia stabiliai, kiekvieną kartą, kad nusileidi taip, kaip reikia, smūgio stipraus nebejauti, nes tiesiog sugeri savo kūnų amortizuojant, tada gali pradėti toliau judėti link kitų iššūkių. Taigi, dviračio pumpavimas. Pumpuodamas dviratį turi greitėti. Todėl čia yra labai geras pavyzdys. Aišku, yra pumpavimo trasos asfaltuotos, kuriomis lengviau važiuoti. Galite surasti pumpavimo trasas savo miestuose, miesteliuose. Ir jų tikrai visai jau dabar yra nemažai. Pravažiuosiu kaip pavyzdys, bet čia yra vienas svarbiausių dalykų, ką reikia mokėti. Ir daug kas nesimoko ir pamiršta. Tai galima pritaikyti ne tik šuoliuose, bet ir trasos važiavime. Norint greičiau važiuoti, kokybiškiau, pasigauti greitį didesnį, todėl pliusų tikrai labai daug yra iš pumpavimo trasų. Užkylam, spaudžiam. Turi tiesiog išspausti kiekvieną pompą. Kuo labiau stipriau spaudi, tuo didesnį greitį pasigauni. Rankytėm, dirbam kojytėm. Tai atrodo paprasti dalykai. Banehopas, kurį tu turi išmokti. Ir netinginiauk. Išmok banehopą. Išmok pradžiai pakelti priekį, po to banehopą. Tai yra pagrindai, kuriuos turi būtinai išmokti, jeigu nori tobulėti ir kitur. Tai yra dideliuose šuoliuose. Aišku, su elektriniu dviračiu yra sudėtinga daryti banehopą, bet pamėginsiu kiek išeina. Banehopas. Visi puikiai turbūt žinom, bet ar darom, ar mokam, klausim. Pritupi kiek eina ir trauki vairą atgal, irgi kiek eina. Ir tuo pat metu stojas, kad galas pakiltų. Išlygini dviratį, nusileidi, sugerdamas smūgį tiek kojom, tiek rankom. Pukšti, gražiai. Tai ką, pabandom. Pradžiai išmokti, pakelti priekį. Bam! O tada ir banehopą. Dar galima naudoti amortizacijai spaudžiant. Lengvas įspaudimas. Tokiu būdu įspaudus prieš šuolį gaunasi didesnis išsikikinimas, išsimetimas, tai šuolyje netgi gali žymiai aukščiau iššokti. Tai banehopas būtinas. Ir reikia tau jį išmok pagaliau. Gerai, dar parodysiu, kaip vargstu su savo elektriniu dviračiu ir 25 kilogramais. Tiek su banehopu toliau. Metas pirmajam šuoliui. Aišku, saugiam šuoliui. Nu, hebrytė. Atsivežat kolos atsigerti, vandenuko, panašiai, šalmai. Nu, bet ta prasme, nu davai ir išsivežkit. Atsiveži kažkokiu būdu, tai tokiu pat būdu ir išsivež. Taigi, nu, nėra taip sudėtinga. Įsimesk į kuprinę, išvažiuosi, išmesi į šiukšliadėžę. Kam čia šiukšlinti? Kam čia šiukšlėse važinėti?
Patys raidinat, patys būnat ir aplink šiukšlės. Pamatysiu, kažką šiukšlės paliekat. Taip. Tau, bičiulių mano mielas. Paprastas dalykas. Pirmas šuolis turėtų būti protingai apgalvotas ir išsirinktas toks, kuris nebūtų per sudėtingas. Tai šis molynė esantis džempas yra ganėtinai saugus, kadangi nėra jokio gepo. Išmetimas nėra status, tai jau nuima galimybę apsiversti per priekį, bet jeigu pasimsi per daug greičio, tai vis tiek tave gali atmesti ir gali skristi per priekį, per vairą. Todėl dar pradžiai svarbu susižiūrėti, kad būtų amortizatoriai su lėtu reboundu. Lėtas atšokimas, privažiavimas. Svarbu važiuoti į šuolį pasiruošus tiesiai, žiūrint tiesiai, ne po ratu, ne kažkur į šonus, o tiesiai. Ir kai jau važiuoji į šuolį, tada žiūri į nusileidimą, kur leisies, ir pažiūrėjęs, kur leisies, pradedi ten leistis. Tada akis krypsta toliau, vėl ne po ratu, o toliau žiūri. Tai suteiks stabilumo. Nėra stabilumo, bus ir traumų. Kūnas turi prisitaikyti prie išmetimo. Ne dviratis, ne kas, o tu turi prisitaikyti prie išmetimo. Turi pajausti šuolius, turi pajausti išmetimą. Turi žinoti, kaip jisai veikia iš vis. Tai jeigu status išmetimas ir važiuosi, o tavo kūno svoris tiesiog priekyje, tai tave ir nuneši priekį. Tai turi pajausti išmetimą, pajausti. Ir po truputėlį didinti greitį, nepamiršti, vėlgi pasikartosiu, žiūrėti ne po ratu, o tiesiai. Dar vienas dalykas. Kūno padėtis prieš šuolį bendrai. Truputėlį prilenktos rankos, kojos taipogi. Pasiruošusios sugerti smūgius. Turi spiruokliuoti. Turi pajausti dviratį. Ne dviratis tave valdo, tu valdai dviratį. Tai pozicija tokia prieš šuolį. Ne taip. Sulenktos rankos, žiūri į priekį, kojos irgi prilenktos. Ir prieš šuolį truputėlį atsispirti reikia. Priekis vos atgal, kad kūno centras čiut atgal, kad pagal išmetimą eitų. Todėl reikia patraukti truputėlį dviratį rankom ir tuo pačiu metu padaryti mini tokį atsispirimą ir koją. Maždaug taip. Toliau. Leidžiant, tas pats laukia. Turi minkštai gerti smūgį. Su rankom, su kojom, sugerti. Stabilesnis važiavimas, mažiau traumų. Ir tai susideda iš daugybė kartų pakartojimo. Daug kartų reikės pakartoti. Neužtenka žiūrėti tik tais video. Pažiūrėjus video, neišmoksi. Tikiuosi, kad esi pasiruošęs savo pirmajam šuoliui ir jį padarysi greitu metu. Išmokai, kaip pradėti nuo mažų žingsnių ir eiti link tikslo. Aukštesnio, didesnio ir smagesnio. Tai nepamiršk, bunny hopas, pumpavimo trasa, dropai, šuolis, žinoma, apsaugos. Šiandien bus tiek ir iki kitų kartų, mano mielas draugė. Bye bye.